Atšilus orams mes dažnai galvojame, kaip apsaugoti savo augintinį nuo erkių pernešamų ligų. Todėl šiandien jums noriu papasakoti apie kelis preparatus, jų pavadinimo žinoma neminėsiu, bet tiesiog bendrai, kaip galime apsaugoti augintinius nuo erkių. Ir pirmas yra mano rankoje pasirinkimas, tai yra lašai, prie kurių mes turbūt visi esame labai pripratę. Lašiukai yra naudojami ant gyvūno ir svarbiausia lašinti ties sprandu ir visą turinį išskleisti ne ant plaukų, o ant odos. Ką reikia žinoti lašinant lašiukus? 2 dienas prieš lašinant, 2 dienas po lašinimo jūsų gyvūno negalima maudyti. Kitas esminis yra dalykas, jeigu mes turime augintinį, kuris yra labai ilgo plauko, lašiukai gali jum nepilnai suveikti. Tai reiškia, kad gyvūnas nebus pilnai apsaugotas nuo erkių pernešamų ligų. Labai svarbu žinoti tai, kad jūs lašiukus turite lašinti tiksliau praėjus 4 savaitėm jūs turite būtinai jau kartoti. Tai reiškia, neturime apsaugos, jeigu yra praėjusios jau 5 savaitės. Mano rekomendacija yra turbūt renkantis lašiukus papildomai naudoti ir purškalą. Purškalai yra labai puikiai apsaugantis augintinius nuo erkių, bet juos reikia naudoti tada, kada mes išeiname į lauką ir žinome, kad eisime per pievas, kur galbūt yra daug erkių. Reiškia, su purškalu mes purškiame kojytes, purškiame pilvuką, galime purkšti augintinio liemenę ir tokiu būdu mes kartu naudodami lašus, kurie yra jau sulašinti ir naudodami purškalą, turime iš tikrųjų labai puikią apsaugą. Rekomenduoju, nes aš taip pats naudoju ir žinau, kad tai puikiai veikia. Apie pavadinimus tiesiog negaliu šnekėti, bet jūs turbūt visi puikiai žinot, apie kokį purškalą aš kalbu. O jeigu nežinote, parašykite man privačią žinutę, aš jums tikrai pasakysiu. Kitas pasirinkimas, kurį mes dar galime paminėti, tai yra tabletė. Tabletės yra įvairios. Turime tabletę, kuri yra skirta 3 mėnesiam ir turime tabletę, kuri yra skirta 1 mėnesiui. Skirtumas tarp jų veikimo. Viena veikia 3 mėnesius, kita veikia mėnesį. Kokį pasirinkimą galbūt galima rekomenduoti jums? Iš tikrųjų, 3 mėnesių tabletė yra patogi tiem, galbūt, kurie gali pamiršti, kada yra suduota tabletė. Tai yra saugus laiko tarpas. Mes suduodam tabletę 3 mėnesiai, svarbiausia nepraleisti tos dienos, kada jau baigėsi vaisto galiojimas. Mėnesinė tabletė taip yra gal kažkiek mažiau patogesnė negu 3 mėnesių, bet jų veikimo principas yra iš tikrųjų panašus. Skirtumas yra tik tais toks, kad internete, galbūt viešoje erdvėje daug sklandoma minčių, kad tabletė aplamai yra kenksminga augintiniui, kenksminga jo žarnynui, kenksminga jo inkstam, kenksminga jo kepenim. Ar tai yra pagrįsta ir ar tai yra labai nustatyta daug tyrimų, atsakyti į šitą klausimą dėja negaliu. Taip, yra pasitaikę kiekvienos situacijos, kiekvienam galbūt gyvūnui skirtingos reakcijos. Gali būti jūsų augintinis alergiškas ir nuo tų pačių lašiukų. Ką reikia daryti, tarp kitko, gyvūną išmaudyti ir su vandeniu paprastu. Bet gali pasireikšti ir naudojant tabletę. Bendrai tariant, tabletės mano nuomonė yra tikrai, kadangi medicina yra patvirtinusi, jos yra saugas. Ar aš naudoju savo gyvūnui? Tiesiog ne. Kodėl? Nežinau. Aš tiesiog renkuosi lašus ir purškalą. Man galbūt tai atrodo labiau saugiau, bet tikrai nesakau jum, nerekomenduoju, kad negalima naudoti tabletės. Tabletės yra iš tikrųjų puikus pasirinkimas, jeigu jūs gyvenote labai miškingoj vietoje, kada yra labai daug erkių, daug išplitimas. Tai yra saugu, nes sužiūrėti ant gyvūno, kada yra užlipusi erkė ir spėti nuimti laiku, iš tikrųjų gaunasi sudėtinga. Todėl tabletė šiuo atveju, turint vilką, sakykime, voljere, gyvenantį sodyboje, susiduodame mes tabletę ir mes 3 mėnesius žinome, kad mūsų gyvūnas yra saugus. Nepamirškite tai, kad žiemą nuo erkių apsaugoti nereikia, jeigu žiema šalta, tai šiek tiek turime duoti ir organizmui pailsėti. Kitas yra variantas, ką mes dar turime aplamai rinkoje, tai yra tiesiog dirželis. Dirželis yra naudojamas 1 kartą prieš sezoną ir iš tikrųjų kokybiškas dirželis yra naudojamas netgi vienam sezonui. Tai yra iš tikrųjų labai patogu. Paskutinius 2 metus aš naudojau savo gyvūnui, ar turėjau labai gerą rezultatą? Manau, kad taip. Aišku, mes nesame tie labai žmonės, kurie gyvena tokiose vietose, kur yra labai daug erkių, bet žolės nevengiam, miškų irgi nevengiame. Patogumas yra tai,
sezono pradžia, užkabiname dirželį, 8 mėnesiai ir jūsų gyvūnas yra pilnai apsaugotas. Negalima jo nuimti niekada, lipant į vandenį ar maudantis, dirželis visą laiką ant jūsų gyvūno. Didžiausias minusas yra tai, kad žmonės užkabina kaip pavadėlį, bet būtinai 2 pirštai, kabinam dirželį, 2 pirštai, svarbiausia, kad jisai būtų prigludęs prie kaklo. Ar veikia? 2 metus atnaudojam, iš tikrųjų veikia. Minusas pagrindinis, kad išguli kailį, visą laiką ant gyvūno matosi, mes labai dažnai iš tikrųjų glostome augintinį, kartu miegame ir, nežinau, valgant sumuštinį, tas kiekvieną kartą į rankas plaut, nežinau, tiesiog mano asmeninė nuomonė, kad šiemet mes pasirinkome šiek tiek kitokį apsaugos būdą, apsisaugoti savo gyvūną nuo erkių. Tai yra turbūt pagrindinės priemonės, tai yra dirželiai, lašai, purškalai, kas yra naudojama rinkoje ir kas iš tikrųjų veikia. Yra daug kitų dalykų, tai yra homeopatiniai, ultragarsiniai, visokie signalai, bet jie karoliai dar yra, bet tai yra papildoma priemonė, kurią jūs taip pat galite naudoti, bet atsakyti apie veiksmingumą yra iš tikrųjų labai sunku, nes dažniausiai yra naudojama šalia lygiagrečiai kažko kito. Kaip pavyzdys, žmonės kabinasi dirželį, bet užsikabina dar ultragarsinį, tiesiog, kad su ultragarsu atbaido erkes. Kuris veikia preparatas, manau, tas, kuris yra patvirtintas laboratorijų ir kuris turi savyje vis tiek medžiagų, kad atbaidytų erkes. Ko nereikia daryti ir apie ką reikia žinoti. Niekada nereikia naudoti kelių, reiškia, priemonių. Jeigu mes turime tabletę, mes nelašiname kartu lašų, nes tai gali kenkti labai jūsų gyvūnai. 2 priemonės galimos naudojamos yra tik tos, apie kurias aš šnekėjau ir kurios man yra puikiai veikiančios. Tai yra lašai pagal jūsų augintinio svorį 4 savaitėm. Papildomai einant į miškus yra purškalas ir su purškaliuku purškime kojas. Galime purkšti tiek augintinį, tiek savo kojas. Reiškia, jūs apsaugosite ir save, ir savo augintinį. Linkiu sveikos, gražios vasaros, apsisaugokime nuo tų erkių. Būtinai, ką mes turime padaryti, grįžę po lauko, jeigu yra galimybė, apsižiūrėti savo augintinį. Jeigu mes turėsime augintinę užlipusi erkę, dar nebūtinai jinai yra įsisiurbusi ir kažką padariusi negero augintinio kraujui. Tai jūs paprasčiausiai ją galite nuimti. Tai visiems ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu galite, paspauskite subscribe. Jeigu turite klausimų, galite susirasti mane Instagrame paulius.vet ir aš jums apie visas priemonės parašysiu dar asmeninę žinutę. Nes turbūt daugelis klausimų kils, apie kokį purškalą aš čia kalbėjau. Gero vakaro.